Sveiki, šioje pamokoje tęsime kalbą apie masyvus. Tiesiog vizualiai bandysiu pavaizduoti masyvo spausdinimą, kaip indeksas susijęs su reikšmėmis ir kaip jie įsidėsto ekrane atspausdinus. Na, tiesiog manau, po viso to, kam iki šiol buvo neaišku, tikrai paaiškės. Ir visų pirma, susikurkime integer tipo masyvą. Pavadinsiu jį tiesiog mas. Ir reikšmės rašysime ne kiekvienoje atskiroje eilutėje, tiesiog tarp šių programos blokų. Pirma, nuliniam nariui suteikiama, kad ir 5, na ir analogiškai kitiem dar parašysiu. Ir kai susikūrėme masyvą, dabar tiesiog bandysime atspausdinti visas šias reikšmės. Na, kaip jau supratote, jeigu mes kiekvieną atskirai narį rašytume system out print line, ten tarkim mas nulinis, mas ir atskirai eilutė system out print line, mas 1 užimtų labai daug laiko, jeigu būtų daugiau tokių reikšmių, ir tiesiog negražiai atrodytų pačioj programai. Taigi naudosime vėlgi ciklą for, su kuriuo susipažinote. Apsirašome skaičių, kintamai, kuris suks masyvą, pavadinsiu jį tiesiog indeksas, galbūt, na tai priskirkime nulinę reikšmę. Ir dabar norėčiau atkreipti dėmesį. Indeksui priskyriau būtent nulinę reikšmę, kadangi masyvo nariai pradedami skaičiuoti nuo 0. Na ir dabar aprašykime sąlygą, kurią esant vykdytų šį ciklą. Visada maždaug rašydama, na šiuo atveju indeksas būtų mažiau už kažkokį tai skaičių. Bet jeigu mes turime masyvą ir nežinome, kiek jame yra narių, kadangi šiuo atveju net nenusirodėme, kiek jų yra, tiesiog visus tas narius štai čia eilute parašėme. Yra tokia funkcija vadinama length. Na ir turbūt supratote, kad ji matuoja kažkokį tai ilgį ir šiuo atveju galima išmatuoti masyvo ilgį. O tas masyvo ilgis tiesiog yra skaičius, kuris nurodo, kiek masyve yra narių. Ir ta length funkcija naudojama štai taip, rašomas masyvo pavadinimas, šiuo atveju mas, dedamas taškas. Na ir rašome tada tos funkcijos pavadinimą. Length, štai čia yra. Ir tiesiog ciklas bus vykdomas tol, kol indekso reikšmė bus mažesnė nei masyvo ilgis. Na, galbūt skamba sudėtingai, tačiau prižadu vėliau bus aiškiau. Ir nepamirštame indeksui suteikti pokytį, kadangi spausdindami nenorime, kad ciklas būtų begalinis. Dabar tarp programos blokų tiesiog rašome system out print line. Na ir šiuo atveju spausdinsiu ne vien tik masyvo reikšmę, bet spausdinsiu ir patį indeksą, kad tiesiog būtų aiškiau, kaip viskas vyksta. Taigi pirmiausia, galbūt atspausdiname indeksas, rašome plius ir tuomet kreipiamės į masyvą. Ir prisimenat, kai kreipiamės, seniau šiose skliaustose rašydame 0, vienetą ar dar kažkokią. Bet norėčiau atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju kintamasis indeksas bus mūsų tiesiog tas indeksas, kurį čia ir turime įdėti. Kadangi sukantis ciklui keisis jo reikšmė nuo vieneto iki 5 ar kiek, tai tuo atveju bus atspausdinamas visas masyvo reikšmės. Indeksas. Na ir galbūt dar čia norėčiau įterpti tarpo ženklą, kad tiesiog spausdinama lentelė atrodytų gražiau. Ir jeigu nežinojate, tai galima padaryti štai taip. Tarp kabučių tiesiog dėti laužtinį skliaustą, tą ženklą ir rašyti raidę T. Ir tiesiog programa supras, kad mes norime tab atspausdinti. Na, tai žodžio tab trumpinys ir tiesiog atspausdins tarpą. Ir visas reikšmės įsidėstis gražiai.
Na, dabar paleidžiame programą, ok. Ir štai matome atspausdino. Štai čia yra indeksas. Na, galbūt dar uždėsiu, kad spausdintų dar vieną sakinį, bus kiek aiškiau. Stem out. Vėlgi panaudau tą patį simbolį, kaip ir pirmąją, apie kurį kalbėjau. Nagi, paleidžiame dabar programą. Ir štai matome indeksas 0, reikšmė 25, indeksas 1, reikšmė 14, indeksas 2, reikšmė 1884, reikšmė 3, reikšmė 65958, bla 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 ir taip toliau. Na ir tiesiog patikrinkime, ir viską teisingai masyvas ir pati programa suprato. Na, taigi pirmasis tai yra nulinis Java programavimo kalboje. Nulinis narys yra 25, matome, tai yra tiesa. Pirmas narys yra 14, antras narys yra 1884. Tai tiek šioje pamokoje, tiesiog norėjau vizualiai pavaizduoti visą tą masyvo spausdinimo lentelę, kad būtent priskiriant reikšmės masyvų štai taip, nulinis narys yra štai šioje vietoje, pirmas narys eina jau čia ir taip toliau. Na, galbūt kažkam kilo neaiškumų pačiame cikle, tiesiog dar norėčiau pakomentuoti funkciją length. Jų naudojama gali būti tiek masyvuose, tiek aprašant string tipo kintamai, tačiau apie tai galbūt vėliau. Na, ką tas ciklas daro? Tiesiog sukūrėme kintamą indeksas, kuris suka visą ciklą ir kaskart jo reikšmė padidėja vienetu, o ciklas bus daromas tol, kol indeksas bus mažesnis už mūsų masyvo ilgį. O tas masyvo ilgis tiesiog yra narių skaičius. Na, taigi tiek šioje pamoka. Jeigu kilo klausimų, klauskite, rašykite ir iki susitikimo.